Nu ką, sveiki dūmų broliai. Vėl grįžtam prie rūkyklos. Iš tikrųjų pradėsim rūkinti šiandien, rūkinsim vištienos ketvirčius ir kelias kumbrytę. Aišku, pradžios nenufotografavau, nefilmavau, kai jau įdėjau į rūkyklą tiką, skumbrės sūdytos paprastai, pipirai, dručkiska, česnakas iš vakaro pasūdžiau, paskui sukabinės laikiau apie valandą laiko. Jau kai sukabinau, kad nudžiūtų. Lygiai taip pat su ketvirčiais, bet ketvirčiai daromi kitaip. Ketvirčiai irgi pasūdau natūraliai pipirai, druska, česnakas iš vakaro. Ryte apverdu nuo užvirimo 15 minučių. Kai užverda vanduo, 15 minučių paverdu. Ir paskui išėmęs ant rankšluosčio popierinio ir barstau kmynais. Kmynus kaip kam kas tinka. Man patinka, tai aš barstau su kmynai. Aišku, dabar nukrito temperatūra, aš buvau užkūrenęs iki 80 laipsnių ir taip valandą laiko laikiau. Bet įdėjus va vėsų, tuoj va kils po biškį, dabar jau yra 50. Palaipsniui pakils iki kokio 80 ir taip laikysis. Taip rūkinsiu apie kokias 4 valandas. Žiūrėsiu pagal mėsą. Tikrai termometrų nekišu šį. Ir nežiūriu ten vidinės, žiūriu pagal iš akies. Dažniausiai visą laiką būna gerai. Tai va. Tuoj pakursim dar pečių. Aišku, pečius padarytas pakura iš rusiško baliono. Va toks principas. Vamzdis apie metrą. Tai su tokia pasiekiu iki 100 laipsnių temperatūrą. O kūrenu šiaip tai naudoju slyvą. Man labiausiai patinka, nes gražiai labai rudą spalvą kažko neduoda. Ir prieskonis toks yra savotiškas. Tai va, šiam kartui tiek. Paskui padarysiu video vėliau, kaip atrodo, va, kaip matote, pakilo jau 60 laipsnių. Įsikūrens ir bus daugiau. Tai iki sekančio video. Praėjo 2,5 valandos. Temperatūra matom apie 100 laipsnių. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo viduj. Va, spalva jau turi. Tiek skumbrės, tiek ir ketvirčiai. Dar 2,5 valandos rūkinsim. 2,5 meluoju, 1,5 apie 2 valandas. Tai va, tiek. Susimatysim vėliau. Nenufilmavau kaip išiminėjau, bet va, vaizdas toks po 4 valandų. Ir tiek skumbrė, tiek ta. Šiaip tai aišku, iš tikrųjų paragavau. Vištytė labai skaniai minkšta, nes kadangi yra apvirta, sultinga, bet susitraukus. Aišku, faktas, kad jinai yra parduotuvinė, tai už tai taip ir gaunasi. Tai va, netingėkit, bandykit ir visiems skanaus.